Šiame video parodysiu apleistą kurortą ir išsiaiškinsime, kodėl jis tokioje būsenoje. Kurortai asocijuojasi su saule, paplūdimiu ir viešbučiais. Ir žinoma, aš nenorėjau praleisti linksmybių. Pradžiai trumpai apie patį kurortą. Jūrmala turi gražias vilas ir tik tais gražias vilas. Tačiau dalis to grožio yra dėl sovietų okupacijos įtakos, kadangi Jūrmala buvo sovietų elito pasirinkta turistinė vieta. Dėl to buvo statoma daugybė spa centrų ir sanatorijų. Kaip sertifikuotas elitinis žmogus, aš irgi norėjau nuvaryti į vietas, kur tokie kaip aš lankosi. Taip, aš užsirezervavau viešbutį. Gerai, mes dabar artėjame mūsų pirmo tikslą. Vienas tokių gražesnių, keistesnių objektų. Nes pagal viską jisai nėra įdomus. Jisai yra tiesiog griuvėsiai, ką aš pavadinčiau. Bet man atrodo tiesiog jo lokacija ir jo architektūra padaro, kad jį apsimokėtų aplankyti. Dėmiai pasižiūrėsite, jis yra už mane. Ši vieta internete turi KGBistų sanatorijos pravardę, tačiau pagrįsti tam duomenų mažoka. Pradėta statyti SSRS gynybos pramonės ministerijos, tai gali nuskambėti kaip KGB vadavietė, bet ši ministerija apima labai didelį spektrą, kur lengviau pasakyti, kad joje gyventų aukštų pareigų valstybės tarnautojai. Aš turiu įtarimą, laiptai yra tenais užmūryti. Aš matau, žmonės jau rado kūrybiškų būdų tenais papult. Aš turiu įtarimą, kad aš tą kūrybišką būdą turėsiu panaudoti. Va šita siena. Už jos turėtų būti laiptinė. Bent jau architektūriškai, would make sense. Bandė padaryti, kad būtų saugiau, žmonės neliptų. Ir dabar aš štai žiūriu. Ką, bandom? Sanatorija krito iš rankų į rankas su idėja, kad kažkas kažkada ją užbaigs. Minimalūs darbai buvo pradėti, bet paskui vėl sustabdyti. Bus faina nulipt. Iš išorės vieta atrodo įspūdingai. Horizonte matosi jūra ir lenktas pastatas turi tiesiog nuostabią architektūrą. Po 40 metų nuo jo statymo pradžios šią vietą galite nusipirkti tik tais už 3 milijonus eurų. Viena gražesnių vietų yra tuščiausia ir labiausiai išvandalinta, bet grožis neateina iš jo būklės. Ateina iš šios įdomios architektūros ir faktą, kad yra apsuktas miškais ir netoli jūros. Čia atvykti verta tiesiog dėl vaizdo. Važiuodamas į pirmą lokaciją, pamačiau šį gražuolį. Kažkaip jis prasmuko pro mano paruošiamuosius darbus. Tai, nieko nežinodamas, tenais ir ėjau. Gigantiška apleista sanatorija palei pagrindinę gatvę. Neįmanoma jos praleisti. Kiemas atrodo žiauriai gražiai. Nežinau, ar pavyks jį papult. Jisai atrodo dar per daug gerai išlaikytas. Pastebėjau, kad vidus net neįrengtas. Ar čia dar viena nedastatyta sanatorija? 1971 metais Rygos Lyzis buvo prabangi sanatorija, kuri turėjo 64 kambarius. Štai čia yra, kur žmonės gyvena. Visi tie maži butukai, balkonai. Tai buvo viena geriausių sanatorijų Jūrmaloje ir tikrai matosi kodėl. Žinoma, po Sovietų sąjungos žlugimo Jūrmaloje drastiškai sumažėjo turistų. Čia kartais galima visą tą mistiką išspręsti, kaip pasijungia visas antenas, nes eina laidas per visą šitą ir tada per grindis. Čia toks adventure line. Davai sekam, pažiūrėsim, kur jinai mane nuves. Viename straipsnėje rašė, kad iš 64 kambarių tik 4 žmonės tuo metu gyvena. Su tais iššūkiais 2003 metais jie nusprendė pasidaryti euro renovaciją, kad pritrauktų turistų iš kitų Europos šalių ir tai pradėjo daryti rekonstrukciją. Ir veidrodis sveikas. Kaip tai gali būti? Čia tikrai buvo prabangu kažkada. Tačiau po truputį viskas sustojo. Pasak tuometinio vadovo, dėl finansinių problemų teko laikinai sustabdyti rekonstrukciją. Dabar, po 20 metų, mes esame čia. Apleistame pastate su labai gražiu kiemu. Aš galvau, kad čia yra kambarys, bet ne, čia panašu yra į koridorių. Čia buvo liftas, tu iš čia išlipi ir gauni šitą kvadratą. Keistą stačiakampį. Čia kur tu gyveni. Viduje nebeliko autentikos, bet jį išsilaikė labai netradiciniu būdu. 2003 metais prieš rekonstrukciją menininkai ir aktoriai nufotografavo vidų, kad dokumentuoti jo interjerą ir įamžinti laikus. Matyti tokį dalyką yra surrealu. Ne kiekvieną kartą, kai eini į apleistą pastatą, tikėsi, kad paskui surasi jo knygą, kuriame buvo jisai įamžintas. Įdomiausia dalis šitoje knygoje ir yra tai, kad jis buvo fotografuotas būtent šitame viešbutyje.
prieš tai, kai jis uždarė duris visam laikui. Ir judant prie paskutinės šios dienos viešbučio, tai būtų Majori Hotel. Viešbutis pačiam Jūrmalos centre stebina ne tik savo architektūrą, bet ir išsilaikymu, kadangi buvo ilgiausią laiką saugomas. Aš žinau kaip faktas, kad čia yra sensoriai. Čia yra veikianti signalizacija ir dėl to labai atsargiai noriu vaikščioti čia. Deja, kai aš jau atėjau, didžiąja dalimi viešbutis jau užtuštintas. Anksčiau čia buvo visokių baldų. Kalbant apie baldus, sofkutė. Bet pasižiūrėti, kaip žmonės jame gyveno, tikrai įmanoma. Kas yra crazy, yra tai, kad čia kvapas ne pelėsi, bet tokio medžio. Žinai, močiutės namų kvapas yra, gal tai būtų geriausiai apibūdint. Tai čia viskas yra šviežia. Mes ateiname į prabangų kambarį. Čia atrodo štai taip. Turime didelę lovą, spintą. Žinau, kas čia yra. Gal televizorius laikyklis? Nebent buvo tie kvadratiniai televizoriai. Tada jo, šio UX išeina ir rozetė. Tai aš jų čia televizoriaus laikyklis. Bet čia toks, kur aš dar tokio nemačiau. Gal aš tiesiog negyvenau prabangoj niekada. Ir čia būtų mūsų tualetas. Čia dušinė vonia. Turime dar sveikus veidrodžius. Viskas atrodo idealiai. Kaip ir praeitame viešbutyje, postsovietinis gyvenimas buvo sunkus, viešbučio Majori užimtumas sumažėjo iki 10% ir pastatas po truputį pradėjo reikalauti remonto. Jiems visiškai nepadėjo, jog šis pastatas yra kultūros paveldas ir jį renovuoti reikalauja daug daugiau išteklių. Aš taip pat išdėliosiu. Ambicingi užvėrė duris 2006 metais rekonstrukcijai su tikslu pritraukti daug daugiau skandinavų ir kitų šalių turistų, pažadėdami atsidaryti 2009 metais.